O kokias kryptis vilioja mūsų tautiečius investicijai ir atostogoms? Pakalbėkime apie tai, keliaudami po pasaulį, nagrinėdami kryptis, kurias renkasi mūsų tautiečiai. Mano tikslas yra pakalbinti kelionėje sutiktus investuotojus ir agentus dirbančius su nekilnojamu turtu ir atostogų kryptimis skirtingomis ir suprasti, kokia kryptis kam yra tinkama. Taigi kartu keliaukime ir susipažinkime ir atraskime jums tinkamiausią kryptį. Važiuojam! Arūnai, mums privilegija yra su jumis susitikti. Ačiū už laiką skirtą, kadangi jūs esat Kipro legenda. Dar tuo laiku, kai aš ir kiti agentai apie Šiaurės Kiprą nežinojom, bijojom mes jo, jūs jau čia buvot. Jūs kažką žinot, kažkokių paslapčių, ko mes nežinom, tai pasidalinkit. Kaip jūs atradot šitą salą ir kaip iš vis čia atsidūrėt? Aš visuomet lyginu pažintį su šalim ir netgi kartais jos įsimylėjimą, pamėgimą, panašiai kaip su moterim. Mes mylim moterį tokią, kokią pamilstam, bet nereiškia, kad jinai neturi trūkumų. Taip ir šita šalis, lygiai taip pat. Man teko išmaišyti labai daug visokiausių vietų pasaulyje ir čia buvo ta šalis, kur aš atsidūriau, na sakysim, visai netyčia. Ir su kolegomis, kurie turėjo interesų čia įsigyti nekilnojamo turto, tiesiog mes važinėjom kartu ir parodė vieną vietą, mes tai pažiūrėjom, aha, nu gerai, jūs galvokit, čia pirktumėt. Ir staiga mes išėjome į šlaitą, į namo terasą, kur atsivėrė vaizdas ir aš paklausiau, kiek ir pasakiau, mes perkam. Tada gavau, kaip visuomet, nuo moters velnių. Tai gal pasitarti reikės, aš sakau, jau pasitariau ir dabar mes ten gyvename. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, iš tiesų. Kol važiavau čionai nuo mūsų vietos, gerokai daugiau negu 20 metų mes čia pragyvenom, jau nuo to pirmo atvykimo. Ir yra tokia savotiška istorija, kad mes čia įsikūrinėjom 2 ar net 3 kartus. Nes ta vila, jinai yra statyta 1950 kažkuriais metais, dar britų statybos. Mes ją turėjom remontuoti ir perstatyti ir remontas mūsų baigėsi kaip tik tuo met, kai 2008 metais mes išėjome į Seimą ir 4 metams viskas buvo palikta užmiršta. O kadangi viskas yra prie pat jūros, toje vadinamoje pirmoji juostoj, taip, tai jūs patys žinote, ką reiškia tas namas, kaip rašė mūsų kolegos čia, sako, jis vėl pavirto griuvėsiais. Mums reikėjo 2 kartą remontuoti. Tai nežiūrint šito, man šita šalis labai patinka. Ir jinai keičiasi. Man patinka stebėti, kaip jinai keičiasi. Nes prieš dar 10 metų čia galėjai matyti, kad jinai buvo maždaug tokia kaip Lietuva prieš 30-metį. Taip. Dabar ir mes tobulėjam, bet ir jie artėja. Ir šiandien pravažiavom šitą visą pakrantę nuo Alsančiako iki šios naujos, beje, visiškai vietos. Tai yra akivaizdus pokyčiai. Kaip visuomet. Per daug duobių, kaip ir Lietuvoje. Trūksta to ir to, kaip ir Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje. Bet čia lygiai taip pat, kaip ir tavo mylimos moters veide esantis randai. Su laiku tu juos pamilsti. Labai gera girdėti, kad į salą toks požiūris ir toks jausmas. O jūs atvažinėjat kokiu metų laiku, kada jums labiausiai čia patinka šiai dienai? Labai įvairiai. Dabar bent jau mes nevažiuojame per pačius karščius Liepą-rugpjūtį. Ne todėl, kad čia yra pragariškai karšta. Pakentėti galima, bet tais mėnesiais Lietuvoje taip yra nuostabu, kad tiesiog griekas iš ten važiuoti kažkur kitur. Mes net į kitas šalis, į Maldyvus, į visas kitas net iš Lietuvos stengiamės neišvažinėti, nes turime savo nidą, turim savo kaimą, tiesiog nepaliekam savo šalies. O šiaip čia yra geriausia, be jokios abejonės, tokiu metu kaip dabar, tai yra pavasaris.
be jokios abejonės. Gali būti ir ankstyvas pavasaris, dar netgi nuo vasario antros pusės. Taip, taip. Vasario antroji pusė ir tada jau čia tas prasideda. Ir aišku, čia labai yra nuostabu, tai tas rudens sezonas, jis kažko panašus į pavasario, daugiau vaisių, visų kitų dalykų, nors čia jie nuima ne vieną derlių, tų pačių bulvių, garsių Kipro, bet čia labai smagu per tą lapkritinę niūrumą. Taip. Jūra šiltesnė negu pavasarį, rudenį. Nu tai be jokios abejonės. Bet ir dabar, vakar, mes dabar atvykome su anūke. Toks vaizdas, kad jinai kaip ichtiandras gimė žmogus su žiaunam, nes jai vanduo yra viskas. Jo, mano vaikai irgi taip augo Kipre. Tai ir galiu pasakyti, kad vanduo šaltas, jūroje 21 laipsnis, baseine 21 laipsnis. Nešildomas tie dalykai. Čia jie vadina šaltu ir tie vietiniai labai žiūrėjo keistai, kad toks mažas vaikas, jai 6 metai su pusė, maudosi bangose, turškės ir jai viskas labai gerai. Toks yra tam tikras skirtumas. Matot, yra vienas labai paprastas, labai gražus faktas. Iš visų viduržemio jūros salų Kipro sala pagal temperatūrų režimą yra pati šilčiausia. Net derėtų sakyti pati karščiausia. Todėl vasara čia iš tiesų būna tikrai karšta. Ir man labai keista, kad kaip tik tie mėnesiai yra gausiausiai lankomi turistų. Na, bet kiekvienas išprotėja pagal savo norus. Taip. Vanduo 28-30, ten, kur mūsų yra tas paplūdimys, vadinamas Escape Beach. Kaip sako, nekilnojamam turte viską reiškia vieta, dar kartą vieta, o remontus jau tuninguojat pagal save, viską pasidarot. Kiekvienas bagotas savaip durnas, tai čia mes irgi remontavom kelis kartus ir be jokios abejonės, kai jūs atvažiuojate pas draugus į vilą ar dar kažkur, būnate savaitę, 10 dienų, gal 20, tai jums šventė, tai yra žolytė, palmės, dar kažkas, bet jūs išvažiuojat. O jie lieka vėl žolytės prižiūrėti, nes kai kyla audros nuo jūros, kuo arčiau jūros esi, tuo daugiau atneša sūraus vandens su purslais. Jie veikia ne tik žolę, ne tik medžius, kurie turi būti atsparus tiem dalykam, bet jie veikia ir namo sienas. Teisingai. Ir ypač vidų. Ir tie patys mechanizmai, kiek bebūtų jie ten, sakysim, cinkuoti ar dažyti, po kažkiek laiko jie dėja bet surūdyja ir reikia keisti. O klausimas, tuomet jūs pasirinkot vilą pavienę, kaip atradot tuos, kas prižiūri, kol jūsų nėra, ką su tuo darot, apskritai, kas baseinus, pavyzdžiui, valo, kas sutvarko, šitą gal pasidalinkit patirtim, nes užsienį investuojantiem klausimas didžiausias toks, kad manęs kol nebus, kas tuo pasirūpins? Nusiteikit, kad jūsų pirmas pasirinkimas nebus pats geriausias ir paskutinis. Čia yra faktas, nes visą laiką tie žmonės, kurie ateina ir sako, mes čia prižiūrėsim, prižada aukso kalnus, kad čia bus viskas švaru, sterilu. Ir po to paaiškėja, kad kažkodėl atsiranda kažkokių žmonių pašalinių tuo metu, kai jūsų nėra, nes tai būna nuomojama, pernuomojama ir taip toliau. Tos problemos dėja jos yra ne tik čia. Jos yra visur. Tai geriausias dalykas, aišku, yra pasirašyti sutartį su tam tikra kompanija ir net ne viena. Nes, tarkim, mes pasirašę su skirtingomis kompanijomis. Viena mums tiekia interneto paslaugas ir video stebėsenos paslaugas. Nes jeigu bus ta pati įmonė, tai jinai tiesiog gali dubliuotis. Tai va tas diversifikavimas tų paslaugų, jis labiausiai ir padeda. Ir aišku, galų gale atsiranda tie žmonės per tiek metų atsirenka ir pati situacija geopolitinė pasaulyje, jinai keičia ir patį Šiaurės Kipro veidą, nes kilus karui, kai Rusija užpuolė Ukrainą, nemažai įtampų kilo ir buvusios Sovietų Sąjungos šalyse, ypač Turkmenistane, ir nemažai tų šalių žmonių yra čia. Taip. Ir dabar, sakysim, tie žmonės, kuriems mes patikim tam tikrus darbus mūsų, sakysim, viloj, jie yra būtent iš ten. Labai aktualų klausimą palėtėt. Šiai dienai dauguma sujudo Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakija, Vengrija, tos šalis
ieško užsienį pirkti ir būtent įrengto turto dėl tos situacijos tarp karo Ukrainoje. Kaip jūs savo rate pajautėt tą, ar irgi taip pat jūsų pažįstami daugiau domis investicijom užsienį? Ne, daugiau nesidomi, bet kartais juokais paklausia, tai ar dar tilptume. Aš žinau, kad pas jūs daug draugų atvažinėja, kol jūsų nėra, taip jūs žymus dosnumu savo draugam. Sutinkam tai vienus, tai kitus, kurie sako, pas Arūną buvom, Arūno nėra, bet draugai yra. Tai čia tai visuomet, ar Lietuvoje dideli namai, atviros durys, ar čia, bet 2 metus iš eilės mes čia sutikom naujuosius metus. O. Pernai su vaikais, šiemet su draugais. Ir buvo toks audringas šventimas, kad į 2025-uosius atėjau su sulūžusia nosim. Va, iš Kipro. Taip. Ir po to dar turėjau grįžęs turėti greitai įrašą, tai dieną prieš darė operaciją. Nosis statė. Jo, tai dar turim parako parakiniai ir buvo renginys, kaip tik Lietaus radijos stoties apdovanojimai. Ten teko dalyvauti tiesiai iš po operacijos ir Marius Berenis iš Žasų Trus sako, tai dar, sako, matom, kad pašvenčiat. Sakau, pašvenčiam. Ten tiesiog buvo toks, kaip sakyti, nesuvaldytas, beprotiško šokio judesys, baigėsis nosies skrydžių į Palangę. Ui, bet mokat švęsti, suprantat, kaip kipriečiai nemoka naujų metų, pasakyčiau, švęsti. Juos dar reikia pamokyti, parodyti, kad galima linksmiau sutikti. Aš nežinau, kaip moka pietinė pusė, aš nežinau, bet iš tiesų šiauriečiai ne. Na, tai, kad jie nešvenčia kūčių kalėdų, tai faktas, nes čia yra musulmoniškas kraštas, bet ir tie metai jiems tokie pas mus, ko gero, balsiuose, fejerverkų būna daugiau negu visam Šiaurės Kipre kartu sudėjus. Taip, ir apskritai apie šventes jų mes atvažiavę daug ko galim išmokyti, man atrodo, kipriečius, tiek pietiečius, tiek šiauriečius. Taip. Ir apie tai, kad ta šalis vystos keičias, tai kaip jūs matot, kokia linkme jie eina, ko ateityje iš tų kipriečių galima tikėtis? Aš manau, kad labai išmintingai pasakė vienas kolega, jo vardas yra Timučinas, kuris buvo tarpininkas mums įsigijant namus čia Kipre. Paties Šiaurės Kipro politika yra, kad čia kuo daugiau namų, nekilnojamo turto, apartamentų įsigytų žmonės iš kitų šalių, iš Europos, iš karalystės jungtinės, iš tos pačios Lietuvos, nes tuo stipresnė yra šalies ekonomika, Šiaurės Kipro, tuo labiau jinai yra vertinima, tuo labiau jinai yra stabili. Šitoje vietoje galiu pasakyti, kad tie 20 su viršum metų, kai mes čia atvažiavom pirmą kartą ir dabar, kai mes šiandien pravažiavom ne visą toli gražu pakrantę nuo Slančiako iki šios vietos, jinai yra labai pasikeitusi ir labai pasikeitusi į gerąją pusę. Kita vertus, ir patys graikai pietų Kipre yra pasikeitę, nors kai tu nuomuojasi automobilį, tu atskrendi tiesiai, tarkim, Vilnius Larnaką, iki mūsų namų realiai yra nepilna valanda kelio. Jeigu nėra eilės ant pasienio, simbolinio. Dabar tik simbolinis pasienis, bet vis tiek reikia praeiti. Net ir tie graikai, kurie nuomoja automobilius, jeigu tu pasakai, kad važiuosi į Girnę, Kireniją, jų pavadinimu, anksčiau puldavo aiškinti, kad tikrai čia nereikia, nėra čia ko važiuoti, nes ten yra baisaus. Ne. Jie kažkaip dabar apsipranta su tą mintimi. Nors jeigu važiuosit, tiesiog ramybės dėliai pasakykit jūsų tikslas Limasolis iš Larnako. Limasolis. Ir jie bus ramesni. O čia atvažiavę susimokite ten 25 eurus, man atrodo, dabar yra draudimas. Ir tu įvažiuoji. Tiesa vertus, aš nelabai žinau, ar tas draudimas, aš būsiu nuoširdus. Ar jis galioja? Mes nesam turėję čia tokių ypatingų įvykių, bet tu atvažiuodamas ant sienos su Graikijoje nuomuotu automobiliu, kuris yra raudonų numeriu, turi pirkti turkų pusės draudimą. Bet kuris? Ar jis galiotų? Sako taip. Galioja, tikrai galioja. Turėjom čia keletą atvejų ir fiziniai automobiliai važiavę, ir nuomotos mašinos, nes čia vietinis draudimas Šiaurės Kipro turkiškos respublikos, jie padengia ir tikrai viskas galioja, taip kad galit ramiai važinėti. Ramiai negalit.
galiu pasakyti, nes mes anksčiau važinėdavom labai ramiai ir vieną kartą įvažiuojant į namo, jau važiavom eilinį kartą ir padaviau savo pasą ir pažiūrėjo gerai, pažiūrėjo Ingos pasą, o sako, Lady, you have a problem. Pasirodo, jos vardu buvo išnuomotas automobilis graikiškai pusiai ir mes su kolega ten važinėdami nes mes vairavom ir ten tų ženklų nelabai žiūrėjom ir buvo N kartų viršytas greitis. Sako, jūs turit sumokėti 1800 tų vietinių tugrikų, mes taip vadinam, turkiškų lyrų. Tai sakau, o galima kortelę sumokėti? Ne kortelę. O galima euras? Ne. O kuo? Tik tai lyromis. Bet mes neturim. Tai čia nieko baisaus, jūs grįždami susimokėsit. Jūs važiuokit. Tai šitoje vietoje iš tiesų žiūri į tai pakankamai paprastai, nors šiuo metu policijos kontrolė yra labai sugriežtinta. Taip. Ir jeigu anksčiau čia galiodavo taisyklė, kad, kaip mes juokaudavom, vairuotojas geria pirmas, tai dabar ne. Nes yra tam tikras promilių kiekis, aš dabar bijau pasakyti, bet kažkas virš 1,5 ar virš 2, kai iš karto be jokių klausimų tu keliauji į kalėjimą. Klausimas vienas, kuriai trukmei? Paroms, mėnesiui, 15 dienų. Tai šitoje vietoje jie labai ėmėsi to dalyko, bet galiu tik pasakyti, kad šita šalis yra viena iš tų, kur aš kaip niekad jaučiuosi saugus. Nes pats saugumo lygis yra milžiniškas dėl vienos paprastos priežasties. Aš nekalbu apie policijos darbą, nes policija geriausia dirba kaip futbolo teisėjas, kai jo aikštėje nesimato, bet yra tvarka. Bet tai yra viena iš labiausiai militarizuotų zonų pasaulyje. Taip. Mes apie istoriją galėsim trumpai pašnekėti, bet čia pagal esančių karių skaičių, tam civilių skaičiui, kuris gyvena, yra vienas iš didžiausių pasaulyje, nes yra net 3 kontingentai, tai yra 2 Britų bazės, yra turkų, galim sakyti iš tiesų, begalė kareivių ir daugybė karinių bazių, be jokios abejonės yra ir graikų karinės bazės. Tai šitoje vietoje. Tuo labiau, kad tai yra sala. Nei tu čia pabėgsi, nei kažkur išvyksi labai greitai. Labai gerai paminėjot, nes daug kas atvažiuojantis dėl saugumo bijo. Jie renkas, jeigu karo grėsmė kilus Europoje, Kipro sala kaip ir patraukli būtų pabėgti nuo to karo, bet jie bijo, gal čia nesaugu šitoj saloj. Tai aš sutinku pilnai su jumis, kad tikrai mes jaučiamės labai saugiai ir gal tie, kas prie laikraščių, prie interneto sėdintis, mažiau saugiai jaučias, bet mes čia gyvendami tikrai pilnumoje ir mano vaikai, aš jaučiuosi saugi, kada jie gatvėse. Taip. Ir vairuojant, ir atvažiuojant kaip turistai, ir gyvenant. Tiesa, mes čia taip. O klausimas tuomet yra, kaip prieš 20 metų, kada jūs čia investavot, ar nebaisu buvo pirkti? Tikrai ne. Tas kolega, kuris buvo tarpininkas mums įsigyjant nekilnojamą turtą, jisai, na, sakysim, taip pakankamai įtakingas Šiaurės Kipro politikoje veikėjas. Ir jis taip, be jokių užuolankų tiesiai šviesiai supažindino su situacija, su perspektyvomis, su planais. Aišku, kaip su pietiečiais visi puikiai žinom. Alachas planuoja, bet realybė juokiasi. Tai viskas vyksta šiek tiek gerokai vėlai, bet vis tiek viskas vyksta į gerąją pusę. Masteliai atvykstančių žmonių yra iš tiesų gerokai didesni nei buvo planuota, net tų pačių lietuvių. Tikrai aš nesu tas akstinas, kuris paragino, kad važiuokit. Ne, aš tik buvau pavyzdys, nes mes nematėm jokių pavojų čia dar tada. Ir tikrai buvo problemų ir su kai kuriom statybinėm medžiagom. Trumpai kalbant apie buitinės problemas, mes nesam tie, kur čia mums reikia būtinai ten superinių tam tikros firmos baldų namuose. Galiu pasakyti ir netgi pasigirti, kad didžioji dalis mūsų namo vidaus interjero sukomplektuota iš Ikėjos. Ir tais laikais Ikėja vienintelė buvo tik taip graikų pusėje. Taip. Ir mes važiuodavom. Po šiai dienai taip pat. Taip, bet šiais laikais užtenka paskambinti, užsakyti ir jį atlekia 4-5 įmonės, kurios konkuruoja, kuri pigiau atveš, sutvers ir pastatys ir padės. Tai taip, jie šitą vietoje europėja ir aš
paprasčiausiai negali tuo nesidžiaugti. Kaip toj mylimoji moteryje yra daugybė bruožų, kur jau žavi, bet kai užknisa, tai tu supranti, kad kodėl jos mus nervina. Taip ir čia. Vis dar būna problemų su elektros tiekimu, bet 29 metais jau turėtų būti nutiestas kabelis elektros tiesiai iš Turkijos į Šiaurės Kiprą. Šalia to vandentiekio, kuris jau nutiestas iš Turkijos į netoli mūsų beje. Ir ten yra didžiulė milžiniška užtvanka, kur tas vanduo laikomas. Ir Šiaurės Kipras, tarkim, šiuo metu problemų dėl gėlo vandens jau nebeturi. Tai jie tas problemas sprendžia, nes žiūrint, kad Turkija turi tiek nuostabių kurortų, ten Alanija, Antalija, toj pakrantėje, Viduržemio jūros, ne taip ir toli čia. Taip, matom kalnus. Taip, matosi. Tauro kalnus su geru žiūronu galima net įžiūrėti. Tai šitoj vietoj kažkodėl jie, kiek man tekia yra girdėti, jie Šiaurės Kiprą jie traktuoja kaip savotišką Turkijos brangakmenį Viduržemio jūroje. Taip. Sutikom ir čia turkus atvažiuojančius eidami, tiesa, kurie ir investuoti, ir atostogauti atvažiuoja, jiem čia švarus kurortas, saugus kurortas ir labai gera, kad tie žmonės, kurie leidžia savo brangesnės atostogos, jų daugėja Kipre. Ir gyvenimo kokybė, aš manau, jūs irgi pastebit, kad gerėja pačiam Kipre. Ir kas liečia vandens sportą, jachtų, anksčiau nematydavom jachtų plaukiojančių jūroje, dabar jau daugėja vandens sporto pasiūla, įvairios pramogos, automobiliai geresni, kaip buvo prieš 20 metų, kaip dabar. Beje, važiuojant tolyn link Dipkarpazo, į patį tą, kaip aš sakau, Asiliukų pusėsalį, kur yra tas šventasis vienuolynas. Iš tiesų yra viena didžiulė graži, naujai pastatyta, na kaip naujai, marina, jachtų uostas. Ir tų jachtų iš tiesų daugėja, bet aš nelabai žinau, kodėl buriavimo tradicijos čia nėra tokios gilios. Dar netėjo. Šiaurės Kipras dar, kaip sakau, apskritai kūdikis. Jūs prieš 20 metų, dėl to legenda esat, kad tais laikais buvo iš tikrųjų vienetai europiečių čia investuojančių. Šiai dienai tai jau daug yra. Pramušot kelius. Bet tuo laiku iš tikrųjų mažai buvo. O vietiniai finansinės galimybės tikriausiai neturi. Netgi pačių motociklų čia nedaug. Dabar daugėja, jau klubai motociklų atsiranda. Tai pramogų daugėja, turėsim ką. Pramogų iš tiesų yra pakankamai, netgi atsiranda vaikų parkai, nauji vandens parkai. Taip. Labai gaila, kad nemaža dalis jų kol kas atsiranda tik tai jų svajonėse ir projektuose, nes prieš mus irgi turėjo būti 50 metrų prieš mūsų namus turėjo atsirasti didžiulis vandens vaikų parkas, bet kol kas neatsirado. Tai šitoje vietoje mes linkę palaukti. Yra viena aiški tendencija, kad Turkija yra priėmusi sprendimą po to, kai graikiškoji Kipro pusė atsisakė referendume sujungti salą ir šalį į vieną vienumą ir buvo priimtas sprendimas vystyti šitą dalį atskirai, nepriklausomai, kaip kol kas nelabai kieno, tiksliau, labai niekieno nepripažinta, išskyrus Turkijos valstybę. Na, imkime vadinti daiktus savais vardais. Tai yra autonominis Turkijos regionas. Tai, kad jie tuos projektus jau padarė, aš pamenu, kaip jie pradėjo statyti tą užtvankos pylimą. Mes ten važinėjom į Kareta Beach. Yra toksai Agdenis gyvenvietė ir ten yra didžiulis laukinis pliažas, kur mes būdavo su Valinskiene ir dabar nuvažiuojam. Ten atvažiuoji į vieną pusę 12-14 km, nieko, į kitą pusę lygiai taip pat. Paeini 200 metrų, būni visiškai nuogas, atsivežė tų, jie daro tokias labai aštres, skanes dešreles, iš plautų ten tų visų malkelių susikuri laužą, jas kepiesi ir visą dieną būni bangose. Ten geriausia važiuoti, kai yra vakarų vėjas, nes ten yra puikus smėlėtas dugnas, puikus ir būna didžiulės bangos. Lygus dugnas, be duobių, ne kaip Baltijos jūroje. Ir vakarų vėjas, ir jeigu jis stiprus, tada važiuoja į Agdenizą, į Kareta Beach. Tai aš nesakau, kad visa, kas geriausia, yra Šiaurės Kipre.
apskritai Kipras yra viena iš, ko gero, dažniausiai minimų vietų literatūroje Otelas. Otelas vyko Kipre. Taip, pilį net turim, Famagustoj. Taip, Famagusta, visa kita, tas pats San Hilarionas, daugybė istorinių paminklų yra ir graikiškoje pusėje, bet tai yra sala, gal aš šiek tiek pastiprinsiu taip sakydamas, bet jinai turi nemažiau paslapčių ir legendų negu senovės Egiptas. Tiesa, civilizacija. Civilizacijos įtaka jai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai kita vertus, mes visi prasidedam kaip žmonės, kurie gimstam iš Kipro. Kodėl? Štai, kad mes gimstam iš meilės. O čia atsirado meilės deivė Afroditė. Taip, taip, tiesa, Kipras žavi daug kuo. Ir žmonės renkas ne tik tai dėl saugumo, dėl gražios gamtos, bet apskritai dėl potencialo augimui. Kipras lėtai, bet kaip matome, vystosi. Per 20 metų jūsų namų niekas netimė. Kaip žmonės sako, nusipirksim, ateis turkas ir atims, arba ateis graikas ir atims. Nežinau, ko jie labiau bijo, ar kad turkas atims, ar kad graikas, bet kažko bijo žmonės. Tai per 20 metų neatėmė ir klausimas tada apie tos teisinius dalykus, gal irgi labai aktualus žmonėm, jūs irgi praėjęs šiek tiek tą situaciją žinot, kad čia įsigijus nekilnojamą turtą, jį legaliai mes įsiregistruojam. Tiesa? Taip, tai aš gal pradėsiu apie savo įspūdžius ir gal jūs pratęsėt kaip šio reikalo labiau profesionalę. Reikia pabrėžti, kad čia įsigijant nekilnojamą turtą yra kitokia teisės sistema galioja negu Lietuvoje, negu kontinentinėje Europoje. Čia yra Britų teisė, nes tik 60 metais, 1960, Kipras tapo nepriklausoma valstybė. Iki tol net eismas likęs čia britiškas, kairiąja pusė, kurio tikrai raginčiau visus ir ypač visas moteris, kurios to kartais bijo, nebijokit. Pirmi 200 metrų baisus, o toliau kaip policija pasakys. Ja. Tai man daugiau būna problemų, kai aš 2 mėnesius čia pagyvenęs grįžtu į Lietuvą ir aš išvažiavęs iš savo kaimo. Taip. Aš važiuoju kairė pusėje. Kur jūs vis... Ai, čia aš netapu. Taip, tai būna. Jo, tai šitoje vietoje iš tiesų yra, kalbant apie nekilnojamo turto įsigijimą, reikia turėti omeny, kad galioja britiškasis nekilnojamo turto įsigijimo modelis ir čia yra keli laipteliai to dalyko. Tu gali įsigyti, sakysim, nusipirkti iš pardavėjo kontraktą namui restauruoti, rekonstruoti arba jį turėti. Bet dar yra toksai dalykas, na, pavadinkim taip, kad suvoktume paprasčiau, namo arba sklypo titulas, title vadinama, titulas lietuviškai, ne? Tai toks savotiškai, tu gali įsigyti namą, grubiai šnekant, be žemės valdos, bet norint parduoti namą, jį gali parduoti tik su žemės valda. Taip. Tai va, tai turi būti sudėta į vienį. O kas yra labai miela, Kipro gyventojai, katinai čia yra šventi gyvūnai, nors beje šunys taip pat ir jie puikiai sugyvena, net ir gatviniai. Tai va, tai tie dalykai yra skirtingi ir tas problemas geriausiai spręsti su vietiniais teisininkais, kurie pasakys, kad norint suderinti titulą ir kontrakt, yra 2 skirtingi dalykai, tai nėra tas pats. Tai labai ačiū, kad pasidalino šitą patirtim, kadangi tai yra labai opus klausimas ir ką mes rekomenduojam visada. Apskritai užsienį įsigijant, savarankiškai kažką daryti niekam nerekomenduočiau, bet kurioj pasaulio šaly imti teisininkus, kurie visapusiškai apsaugos tą sutartį pirkimo ar tą nuomos procesą visą. O Kipro saloje, kaip ir minėjot, yra ta angliška teisė ir Šiaurėje, ir Kipre. Pas juos, kadangi iki 60 metų buvo Anglijos kolonija, pas juos, kaip ir Anglijoje, yra titulai. Tiesiog Anglijoje tai yra nuomojama žemė, o pas mus duoda galimybę tiek pietuose, tiek šiaurėje išsipirkti tą titulą. Tiesa, tai procedūra yra tokia, kada įsigijat, jeigu naujos statybos perka nekilnojamą turtą žmonės iš statytojų, jiems sumokėjus 30% jau jie gali kontraktą užsiregistruoti mokesčių inspekcijoje ir žemės registre ir nuosavybė turto pereina jų vardu.
o vėliau jie paduoda Vidaus reikalų ministerijoje paraišką įsigyti ir persirašyti ir žemės sklypą, tai yra tą vadinamą titulą savo vardu. Mokesčiai yra sudėtiniai. Įsigijus nekilnojamą turtą iš naujos statybos išvystytojo sumokama pradžioje yra 0,5% nekilnojamo turto mokestis mokesčių inspekcijai, tuomet 6% žemės kadastre ir nuosavybė pereina jau pirkėjo vardu. Bet lieka 6% mokestis, tai yra žemės titulo mokestis. Jau jo procedūra yra ilgesnė, tiesa, jau ten 2-3 metai, kai kam net ilgiau užtrunka. Ir ten yra jau procedūra, kad jie paduoda Vidaus reikalų ministerijai prašymą registruoti nekilnojamą turtą, ten jau reikalinga neteistumo pažyma. Norėčiau akcentuoti, be viso to nekilnojamo turto procedūrų reikalinga pažyma iš Vidaus reikalų ministerijos tam tikrų institucijų, kad jūs esate neteistas, jūs galite būti teistas, kaip mano atveju, už melagingą pranešimą užminuoti viešbutį, bet kad neturite problemų su teisėsauga savo šalies, kurios esate rezidentas, viduje. Taip. Tai čia yra privaloma visiems. Taip, šitas punktas yra apsauga Kipro salai, saugo mūsų saugumą ir puiku, kad taip yra. Šita pažyma beje yra siunčiama į Turkiją. Turkija tikrina, kadangi mes turim irgi šiek tiek esam priklausomi, neturėdami tiesioginių diplomatinių santykių su kitom šalim, viskas vyksta per Turkiją, dėl to užtrunka laiko, kol yra gaunamas leidimas pirkti. Kai gaunamas leidimas pirkti, sumokama yra dar likę 6%, tai iš viso registracijos mokestis Kipre yra 12,5%. Ir pats turtas, ir žemės sklypas yra pilnai priklausantis pardavėjui ir jis tampa visiškai nepriklausomas nuo statytojo ar ten buvusio pardavėjo ir gali laisvai, kokią nori kainą, parduoti savo turtą toliau arba toliau juo disponuoti. Tai ta procedūra tokia yra šiek tiek skiriasi nuo Lietuvos, kur pas mus Lietuvoje yra registrų centre vienas išrašas, kur yra ir žemės sklypas, ir nekilnojamas turtas po vienu dokumentu pateikiamas. Tai šitas įdomus niuansas, bet kaip matom, kad netgi senai kas įsigyja, kas prieš 10-20 metų, niekas nepretenduoja atimti to turto ir visos procedūros yra legaliai praeinamos, bet rekomenduojam teisininką, jūs taip pat su teisininkais visuomet tarėtės. Taip, savo metu prieš gal 5-7 metus buvo iš tiesų didžiulė banga straipsnių Lietuvos portaluose, spaudoj, net per televizijos siužetų, kur buvo aiškinama, kad tie žmonės, kurie įsigyja ar ruošiasi įsigyti turtą Šiaurės Kipre, kad čia jie pažeidžia ES įstatymus, apeliuojama į tam tikras emocijas. Tai vėliau ten labai paaiškėjo, kad graikų turto pardavimo vystytojai buvo labai tuo dalyku suinteresuoti, tuos gandus skleidė, gandus tikrai to žodžio prasme. Čia yra tam tikra istorija, kur mes vis tiek nepabėgsime nuo jos. Tai yra 60 metais, kaip minėjome, Turkija, Graikija ir Jungtinė karalystė buvo garantai nepriklausomo Kipro valstybės, atsirado 1960-ais, 59-ais buvo jų pareiškimas ir paskui jau 60-ais jie tapo nepriklausoma valstybė. 3 valstybės tapo garantija, Britai pasiliko 2 karinės bazės čia ir dabar jos yra. Taip. Turkų bazių yra dabar važiuojant į kalnus link San Hilarijono arba ten, sakysim, link Agdenizo, ten link Kareta Beach ir taip toliau, laukinio paplūdimio. Yra labai daug, tikrai labai daug. Man labiausiai gaila kareivių, kai važiuoja karštą, tu važiuoji automobilėje kondicionierius, o jie stovi prie tų vartų. Vargiai, tai mano, darbas toks. Aš dabar nevardinsiu metų ir tikrai nestosiu nei vienos, nei kitos konflikto šalies pusėn, bet aš papasakosiu labai trumpai istoriją, kurią teko išgirsti ne iš vienų lūpų. Ten, kur yra mūsų vila, yra įlanka, Escape Beach, vadinamas, pabėgimo paplūdimys. Tai yra ta vieta, kur Turkijai paskelbus, kad jie plaukia ne okupuoti, o gelbėti čia esančių turkų piliečių, turkų tautybės žmonių, ten buvo įspausta pirmoji išlipusio turkų desantininko koja. Ir mes matom tą įlanką, jinai va čia, lygiai čia pat, už 100 metrų.
Ir tiesiai ant kalno yra didžiulis laivas desantinis, kokiais jie atplaukė, didžiulis lėktuvas, naikintuvas, sraigtasparnis, didžiulis memorialas. Ir man yra tekę kalbėti su vietiniais žmonėmis, kurie pasakojo, kad nemaža dalis tų žmonių, kurie atplaukė iš Turkijos, aš papasakosiu labai trumpai po to, kaip tas viskas ir kodėl tai vyko, jie buvo aprengti juodais drabužiais, nes nemaža dalis jų buvo išleisti iš kalėjimo, kalinti žmonės, jiems buvo duoti ginklą ir buvo pasakyta, kad arba kariaujat, arba sėdit toliau. Ir kaip sakė tie, kurie dalyvavo dar, arba matė, dar būdami vaikais, tai buvo gerokai baisiau negu filme Gelbstint eilinį Ryaną, nes visa įlanka buvo raudonas vanduo nuo kraujo ir juodas paviršius nuo plūduriuojančių nukautų žmonių. Ir vis tiek jie lipo bangomis vienas per kitą ir tada jie nesuprato vieno dalyko. Kaip ir kodėl graikai palūžo ir atsitraukė ir paliko pozicijas. Tik tada jie įžengė ir prasidėjo tas teritorijos užkariavimas, okupacija, atkariavimas. Čia kuri šalis kaip bežiūrės. Bet jiems buvo pažadėta, kad tiems, kurie liks gyvi, duodamas sklypas, visos privilegijos ir taip toliau. Ir aš iš tolo, nenorėjo to žmogus pabendrauti su manimi, bet aš iš tolo esu matęs vieną iš tų, kuris iš to paplūdimio išėjo gyvas, palindęs po žuvusių draugų lavonais. Ir dabar jis ten gyvena už aukštos tvoros, turi 4 žmonas ir jis yra tų įvykių dalyvis ir liudininkas, bet jis nenori apie tai kalbėti. Kitiem. Taip. Saviems yra papasakojęs. Tai va, toj vietoj vyko tas konfliktas, kurį bent jau, kaip rašo visuotinė lietuvių enciklopedija, išprovokavo graikų nacionalistai vien todėl, kad čia buvo tik trečdalis turkų, o 2/3 buvo graikų pagal sudėtį tautinę. Ir kai jie tapo nepriklausomi nuo Britų, prasidėjo toksai, Britų toks žeminimas, kad jūs čia taip mus laikėt, ir buvo skatinama, kad graikai pasiimtų galų gale salą savo. Visų pirma, tai prasidėjo ekonominiu tos mažumos spaudimu ir po to viskas sprogo, aš neklystu, 63 metais, kad parlamente Kipro salos buvo pateiktas pasiūlymas, kad visi įstatymai būtų priimami be turkų mažumos bendruomenės pritarimo. Taip, taip. Ir tada viskas, kaip sakant, parėdėjo akmuo nuo viršaus. Ir kai buvo iš tiesų atvežta didžiulė siunta ginklų iš Graikijos, tas buvo tas vadinamas juodųjų generolų mėgintas padaryti perversmas, buvo 3 pusės. Turkija, Graikija ir Jungtinė karalystė. 4. šalis buvo Jungtinės tautos. Jie kreipėsi turkai į Jungtinės tautas. Jie pasakė, tai gerai, mes po 4 dienų šaukiame saugumo tarybos posėdį, mes asamblėją šaukiam. Po 4 parų čia nebus ko vykti. Ir jie davė komandą, čia ne taip ir toli, ir tada pajudėjo jų desantiniai laivai. Tai va ta istorija perplėšė salą, ne visai pusiau, jie užėmė šiek tiek daugiau ploto, negu pagal sudėtį sudarė jų etninė bendruomenė salos gyventojų, piliečių tarpe, bet tada atsirado variantas, kad graikų emigravo 200 000 į pietus, 20 000 turkų pervažiavo į šiaurę ir jie užėmė kelias vietas, iš kurių viena, jeigu būsit, būtinai aplankykit, Famagustos regione yra Varoša. Mes tiesiog vadinam ją Famagustą, bet tai yra Varoša. Tai yra miestas vaiduoklis. Buvęs kažkas tokio. Tai buvo Viduržemio jūros perlas, nuostabiai pakrantė, 4 kilometrai išlenkto paplūdimio su Maldyvų vertais koralais, koraliniais rifais. Ten ir dabar, jei susitarė su vietiniais kariškiais, turkais, jie leidžia, aš esu matęs, kaip pareina medžiotojas su povandeniniu šautuvu, su keliom žuvim ir porą aštuonkojų su medžiotais. Ir jie tas vietas paliko ir padarė uždarais miestais. Teko girdėti tą istoriją? Taip. Uždarais miestais ir pasakė, mes
tų vietų, iš kur graikai išbėgo, mes negrąžinsim. Bet mes jums galime kompensuoti nekilnojamų turtų būtent Varošoje, tam pačiam mieste. Norit, važiuokit, mūsų susitarimo atveju jūs savo turtą atgaunat, bet ten. Ir viskas. Ir tas miestas, ne vienas beje, bet tas didžiausias, jie yra saugomi kaip mainų objektas ir paveldas. Ir žinau tik vieną įdomų dalyką, kad 10 metų atgal į jį patekti būdavo neįmanoma, o Hollywoodas yra siūlęs milijoninius, 10 milijonų kontraktus, kad duotų jie tą miestą filmuoti filmams. Ir jie pasakė, čia yra mūsų politika ir mūsų karo objektas, o ne filmų nuomos objektas. Labai tokių yra įdomių dalykų. Ir aš labai tikiuosi, kad šitos kartos, išmirštant tai senajai kartai, vis mažiau lieka priešpriešų, nes anksčiau būdavo, dar prieš 20 metų, dar prieš mums įsigijant, dar būdavo konfliktų pasienyje, kai žūdavo žmonės bandydami kirsti sieną arba kažką demonstratyviai padaryti. Bet jie tokių žaidimų neatsisako. Man kas keisčiausia, kad per savo šventes krikščioniškas, graikai kažką padaro, parodo kipriotams, turkų kipriotams, nes kipriotai yra apskritai Kipro šalies gyventojai, taip, kipriotai, taip. Kipriečiai, nors jie save vadina Cypriots. Tai jie parodo kažką turkams, kažką panašaus, kaip taip. Taip. Tada turkai, jūs šitaip, tada jie ant kalno, kuris matosi tiesiai nuo graikiškos pusės padaro. Nuo sostinės labiausiai. Nuo sostinės. Vėliava. Išdėlioja baltai raudoną vėliavą ant kalno iš akmenų ir tada sako, ką jūs? Tai va, tokie žaidimėliai vyksta, bet iš tiesų nuostabi gamta. Ir man galiu pagirti ir vienus, ir kitus. Ir vieno krašto patriotai, ir kurie įsigyja taip patys lietuvaičiai pietų Kipre, kai kurie šiaurės. Vieni sako, vieniems gražiau čia, kitiems ten. Ten yra kalnai, kur galima slidinėti. Taip. Turi viena ir kita pusė kažko. Man labai gaila, kada bando mus kaip ar turistus, ar tiesiog imigrantus paversti kažkokiais tai politiniais žaisliukais ir palaikyti vieną ar kitą šalį. Juk mes jaučiam, ar pietų, ar šiaurės Kipras, mums tai yra Kipro sala. Tai yra viena vientisa sala. Mums ir ten gerai. Čia, žinot, lygiai tas pats, mėginti išaiškinti, Kipras geografiškai priklauso Azijai. Taip. Bet mūsų galvose tai yra Europa. Taip. Nes tai europinės kultūros dalis, neatsiejama netgi demokratijos lopšio Graikijos dalis, Elados dalis. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad kai mes bandom kažką padalinti ir sudėti lentynėles, nepersistenkim. Taip. Ir lietuvių bendruomenė labai norėtų, kad irgi išliktumėm. Mes lietuviai turim savo šaknis Lietuvoje. Kipro istorija, tai mums yra istorija. Kipriečius vietinius gerbiam čia, bet taip, stengiamės nesikivirčyti dėl to, palaikydami vieną ar kitą pusę. Dėl investicijų vėlgi, kiekvieno yra teisė pasirinkti. Jeigu vienam patinka pietiniam Kipre, pietiniam, šiauriniam, rizikas įsivertinam ir ten, nes pietuose lygiai tokios pat rizikos kaip ir šiaurėje yra. Lygiai tie patys titulai šiaurėje, lygiai tie patys pietuose, lygiai taip pat pietų Kipre yra nekilnojamas turtas, kuriame yra problematiški titulai, žemės klausimas neišspręstas, irgi rizikingi pirkimai gali būti. Šiaurėje taip pat yra, gal šiaurėje daugiau, nes čia yra tiesiog mažiau apstatyta procentaliai yra negu pietų Kipre, kuris yra labiau išvystytas. Bet dar labai norėčiau vieną klausimą užduoti, kadangi Kipras, mes žinom geriausiai Kiprą, bet pasidalinkit savo patirtim, kadangi Kipras tai jums nėra vienintelė užsienio kryptis, kurią jūs esat palietęs. Tai jeigu nepaslaptis dar kaip investicijos ar apskritai susidūrimas, koks su kitų šalių, galbūt tolimesniem šalim koks buvo? Dabar esam be Kipro toliausiai investavę Utenos apskrity. Užsienio. Už Vilniaus apskrities. O čia legendinis mūsų avantiūrinis variantas, kai mes įsigijom Margaritos saloj Venezueloj, iš pradžių apartamentus, labai nuostabi sala buvo. Problema ta, kad Kipras yra atvirkščiai proporcingas Margaritai. Ten įsigijus viskas blogėjo, čia įsigijus viskas gerėja. Aš bijau prisikalbėti, nes reikia pabelsti į medį. Ja.
Ir po to atvažiavo Žilva Žvagulis ir maža to, kad mes turėjome apartamentus, mes dar nusprendėme įsigyti naktinį klubą Labas ant jūros kranto. Sumokėjom, investavom po $500 000, tada dar litų. Tai buvo geriausias baras Margaritos saloj apskritai. Paskui vėl keitėsi politinė sistema, nes ten Hugo Chávezas, ten visi kiti reikalai, susipyko tas vietinis vadovas su centrinė valdžia, na žodžiu, visi tie dalykai. Ten vis dėlto viską valdo galų gale tokiuose provincijose. Yra tokia mafijinė, legalizuota mafijinė struktūra Legvardija, kuri apjungta yra ir saugumas, ir policija, ir kariuomenė, ir mafija, visa kita. Tai mums įkūrus tą klubą teko susitikti su žmonėmis, kurie atėjo su pasiūlymu, kad tokiam geram klube turėtų būti prekiaujama ir narkotikais, į ką mes pasakėme, kad ne, šito tai ne. Ir čia buvo mūsų paskutinis ne. Ir baigėsi, nes aš apie tai rašiau netgi savo knygoje, Valius, tai buvo kažkas tokio. Ir ten buvo tas Legvardijos pulkininkas, jis būdavo kiekvieną savaitę atvažiuoja, pasiklausia, kaip sekasi, jis pasiima savo dalį, ten $100, tais laikais tai būdavo labai dideli pinigai Venesueloje. Ir po tam tikro konflikto su tais pasiūlymais mes jo nesulaukėme vieną savaitę. Gal pamiršo, gal užsiėmęs, gal atostogų išvažiavęs. Jis neatėjo ir antrą savaitę pasiimti savo dalies už stogą. Ir kai trečią savaitę atvyko jau tikrintojai su revizija, supratom, kad va, čia mūsų biznis ir baigėsi. Tai va, yra tekę turėti tokią investiciją, sakyčiau, įdomi. Ir aš niekada dėl šito dalyko nesigraužiu, nes Žilva, Žvagulių Žilva vis dar sako, mes palikom jo vaikus būti ten barmenais, prižiūrėtojais to klubo. O įsivaizduokit, jiems 18-20 metų. Paplūdimys. Svajonė. Tavo baras. Merginos, rinkis. Į naktį 2-3. Visas. Kurias kaip nuo... Wow. Koks ten vadovavimas barui. Visada Žilva sako, žinok, gal tie mano sūnus ir nuvarė tą klubą. Sakau, Žilva, nesuk tu galvos. Sumokėjom, tai sumokėjom. Nu, bet tavo vaikai bent už $1 000 000 neblogai ispanų kalbą išmoko. Jo, patirtis, kas liečia teisę, Anglijos teisė lengviau draugauti, taip, bet patirtis ten, va. Svarbiausia draugauti su sąžinė, kuri tavęs negraužia. Nu, nesigraužk, negadink likusių šviesių saulėtų dienų Kipre. Taip, labai gerai, labai ačiū už patirtį. Tai va, į Venezuelą neinvestuokit, bent kol kas. Dabar tolimesni egzotika irgi Azijos šalis traukia. Žinot, čia dabar važiuosim ir jų nagrinėti, kaip ten visas paslaptis, kur pavojai, kur kas įsiaiškinti. Pradėjom nuo Kipro. Azijai priklausanti sala, kuri europinė yra tokia labai unikali vieta. Na tai Izraelis lygiai taip pat, jisai nėra sala, bet pažiūrėkit. Jie žaidžia Europos čempionate, jie dalyvauja Eurovizijoje, jie žaidžia Eurolygoje, nors akivaizdžiai jie yra Azijoje. Tai čia toks labiau sutartinis dalykas. Būsim Kipre dar, dalinsimės informaciją, šita patirtis, 20-metė patirtis yra neįkainojama. Matot, jūs nežinodamas, jau daugam kelius praskynėt savo drąsa. Tuo laiku, kai, sakiau, netgi aš ar kiti, mes bijojom dar Šiaurės Kipro, jūs drąsiai žengėt koją, įleidot šaknis, to šaknis yra gilesnės. Aš įleidau vieną šaknį. Vieną šaknį. Nes Valinskiui neleido čia šaknų. Žinokit, kad grįžinėja, reiškia, tyliai ramiai jie jaučias čia šaknį. Po to jinai įsimylėjo tą namą ir tą vietą. Vieta tikrai nuostabi. Kas plauksit laivu, iš Girnės yra ekskursijos vykdo, tai labai dažnai tie laivai sustoja pakrantėj. Escape Beach'e. Escape Beach'e, taip, kur jūsų vila, jūs iš vilos mum galėsit mojuoti. Ir iš vis istorinė vieta, kuri tiek istorijų pragyvenus ir istoriniai paminklai pro langus matomi, tai tiesiog galsuoja ta, o patirtis jūsų irgi istorinė. Nu, tai man atrodo, čia būsim labai pasidalinę gerą informaciją. Taip, ir dabar galiu pasakyti, kad iš tiesų nuo Girinės
tas plėtimasis vyksta dviem kryptim, nes ten įsirėmė į kalnus, nes ten link rezervuarų tų, kur iš Turkijos ateina. Ten ne rezervuarai, ten yra visai kita vieta. Nežinau, čia jau damas, kurioms nepatinka užsikimškit ausis, bet ten yra Girnė, Alsančiakas, Lapta, toliau Karšijaka, toliau Vamzdis, kaip mes vadinam, ir toliau prieš kilimą į kalnus, ten kalnų papėdėje, yra tas nuodėmių miestelis. Nors čia taip ir negalima to sakyti, kad tai yra, bet tai yra, moteris ten neįleidžiamas. Tai galit sakyti, kad važiuojat vaikinukai į Laptą arba Karšijaką restoraną, ten netoli. Spėsit apsisukti ir grįžti. Pasarūną. Pasarūkas važiuoja. Aš dabar sakau, kas ten Pasarūną Viloj važiuodavo, va, ko visi ten važiuoja. Ne, čia tik pretekstas, jie pravažiuoja ir varo tiesiai. Taip, reiškia, aišku. Ir pagrindinis dalykas, kad iš tiesų Šiaurės Kipras išsprendė vandens problemą ir baigė spręsti elektros problemą. Ir tada jau viskas čia turėtų tas būti vadinamas jau nekilnojamo turto vystymo sprogimas. Tai sąlygoja, nes iš tiesų oras nuostabus ir lyginant su Egiptu galima labai drąsiai konkuruoti. Nes čia jisai yra švelnesnis, kadangi tu esi saloj. Tiesa, ir aš kol kas neradau geresnės vietos, kur įsikurt, gyventi, investuoti, dirbti su ta sala saugiai ir ramiai ir po saulėtų dangum. Saulė čia daugiausia, jo. Dėkui už jūsų laiką, labai malonu. Nėra už ką, kaip sakant, visi atvykite į Kiprą, kas pabūsit, būsit laimingi, kas nuspręsit investuoti, turėsit rūpestį, bet vis tiek būsit laimingi. Tai kur be investuosit, būkit laimingi. Būkit laimingi.